Taip, draugai, pažiūrėsime A6, C7. Dar kartą parodysiu, kaip blokuojasi pneumatinė pakaba. Ir ant šito baigsim. Todėl, kada jūs viską daro teisingai, viską blokuojate, tai pas mane darbų niekada nėra. Juokauju. Taip. Einam prie Audi. Paėmiau raktuką. Sau ramiai. Viskas turi būti tvarkingai. UAB pneumokars. Spaudžiam mygtuką gražiai. Užsiveda automobiliukas. Viskas kaip turi būti. Taip, šitą čia padėsim. Taip, žiūrim čia pas mus. Viskas paprastai. Ant ekrano Car Systems. Šitas mygtukas randosi va čia. 1, 2, 3, 4. Spaudžiam šitą mygtuką Car System. Atidarosi panelį. Mums nereikia čia sukti į šitą pusę. Mes ramiai su šitu ruteliuku sukam į dešinį ir iškart pakliūnam į serviso režimą. Spaudžiam ramiai savo rutuliuką, atidarosi panelį ir yra Air Suspensions blokavimas. Spaudžiam rutuliuką, atidarosi dar panelį, sukam rutuliuką ir spaudžiam On. Viskas. Pakaba dabar užblokuota. Galima automobilį kelti ant kiltuką, remontuoti, padangos keisti ir taip toliau. Vat, atblokuoti taip pat galima, arba reikia viršinti greičiai daugiau 40 km/h ir jinai automatiškai nusiblokuos. Aš dabar blokiratorių nuimu, todėl kad mes tikrinsim pakabą, pastačiau į dinamik režimą autostrados. Tai turi būti viskas gerai. Taip, dabar mes tikrinsim pakabą, sandarumo pakabos. Tai viet mes padarysim tai vat paprastai. Mes klijuojam va tokios lipdukus ir žiūrim, kad jie neatsilaisvintų. Jeigu lipdukas atsilaisvins va taip kaip šitas, tai reiškia kažkur gale yra pas mus nutekėjimas oro. Tai vat mes prieisime, pažiūrėsime šiandien ir greitai pabėgsime iš darbo. Geros dienos.